Ar gal kuro nepaduoda? Kur tu pradingęs? Oi, geras. Pririša tave hačikai. Ahoj, draugai. Vėl rytas, vėl nauja diena. Vakar vėlai nuėjau gult, nes galvojau, jau buvo tamsu, bet galvojau, reikia dar prie to traktorėlio prisiliesti. Tai ką, aš apiplau jį, susidėjau, liko tik tepalus užpilt. Va, šiek tiek apgražinau, užpilt tepalus ir surinkt prisukti. Ir ką, reiks lupt karbariuratorių. Ir ką dar pamačiau aš, kad čia atbėga nuo visų, reiks plastiką nusimti ir pasižiūrėti alsuoklis. Ten alsuoklis biškį leidžia jau čia per gumelę. Tai tuo pačiu tą gumelę pasikeisti ir badau važiuos. Ai. Kai vėlai nueini ilsėtis, tai taip ir būna. Pasirodo, po šitų traktorėlių kažkas rausėsi naktį. Čia aš buvo pastovėjo 2 dienas, tai va rausėsi. Nuo ko pradėt? Nuo viščiuko, ne? Ir reikia eiti pas triušius. Žinot, kur skanu. Dėl roboto dar neišinstaliavau. Norėjau 300 eurų, bet žodžiu kaina stipriai derinama. Jeigu kam reikia, kas norit pasitestuoti, pasibandyti, nedidelį plotą, galiu už YouTube nariams už 150. Jeigu kam reikia. Man jis nepasiteisino, nes per didelis plotas, o aš čia mažą plotą, tai kad jis čia važinėtų ant to mažo ploto, tai man čia geriau su vėjapjove paimsiu. 10 minučių vienas kašikas, to nei 10 minučių nereiks ir sutvarkytis. Tai jeigu kam reikia, atvažiuojat, pasimat, įsitraukot patys kabelį, koliukus, 150 pinigų. Tai va, tikrai geresnės kainos nerasit ir nėra labai didelė suma pasibandyti. Aš už jį sakau apie 500 eurų mokėjau, bet kai sakau, nurašau visą tai į nuostolius. Žiūrėkit, naujokas, mažiokas laksto. Bet irgi bailios patelės, tai labai toli. Na bet ką, mes prie jo nelendam, ne hebra? O, jau yra daugiau drąsučių, kurie laukia. Anksčiau buvo bailučiai, o dar jau drąsučiai tampa. Nu, visai gerai, ne? Nu, kogi bėgat. Įsivaizduoju. Laksta mažiuliai. Žinokit, jas kai karšta, tai geria mano Danieliukai vandenį. 30 litrų per parą išgeria. Kai nebuvo karšta, tai vos 10 litrų per parą. Tegu geria. Skanausiems. Galvojau čia šiandien surinkt, bet kad mandau niekaip. Norėjau čia pakeisti tą gumytę, bet čia mažai tepaluojasi kažkur, tai tik rasoja. Čia reikia magnetą, nu žodžiu, nekišiu nagų, kol veikia, tai veikia čia.
biškį pavaliau, biškį paplojau, užpyliau tepalų, prisukau variklį ir galvoju, gal surink, bet po to pamačiau, kad šitas hidrostato diržas, čia 2000 hidro, blemba jisai nuo gimimo nekeistas. Va. Kas jį laiko? Niekas jo gal net nelaiko. Traktoriukas važiuoja, bet paimsiu ir pakeisiu tuo pačiu jau, ar taip jau čia jau jis išardytas, ar taip dar čia žolės pjaut nereikia. Tai jeigu ir šiandien nerasiu nupirkti, tai nieko tokio, rytoj pirmadienį nuvažiuosiu, nupirksiu diržą. Tai jo, nes. Ką daugiau šiandien pasižiūrėti noriu. Nežinau, gal kas turit patarimų, aš niekada nelindęs prie hidrostato. Jaučiu reiktų lysti, ne? Bent tepalus pasikeisti. Čia viskas veikia, kaip ir veikia viskas. Tai gal nekišt nagų, ar kaip tik kišt nagus ir pakeis hidrostato tepalą bent. Nežinau. Nekišęs nagų, kiek aš 3 metai turiu šitą traktorėlį. Ir nieko nedaręs. Prie hidrostato. Šiaip tai nežinau, viską perrinkęs. Čia aš jį kai pasėmiau, tai jisai buvo 520 motovalandų, bet jos buvo užstrigę. Aš čia pasitvarkiau, tai 20 motovalandų, bet tik šiais metais aš jais ir susitvarkiau, nes prieš tai nebuvau susitvarkęs. Tai vat, tokį va lavoniukas, toks va lavoniukas mano. Jei nusipirkčiau nulinio apsisukimo traktorių, tai šitą reikia sutvarkyti pilnai. Diržą pakeisti, dekompresinis pakeistas, akumą pakeisti, dėkos peiliai pakeisti, guliukai, va šitą pertepiau guliuką. Tai vat, liko tik tais padangėlę padaryti, kad neleistų oro. Tai gal kamerą iššaut ar dar kažką, net nežinau. Tai manau, kad kamera pats paprasčiausias dalykas. Ir žinot, ką, neparduot, o atiduot tėčiui. Jisai norės, nes, jis jau ten su žoliapėjo, ten jau 16 arų, bet vis tiek su traktoriuku būtų paprasčiau. Bet pas jį tas dalykas yra, kad jis ne taip pjauna kaip aš. Jis ten dievė pjauna, kai jis augina žolę. Tai ar nebus per sunku jam, nes kai auginta žolė, tai jisai pjauna. Jis užtenka galios, tačiau kišasi tunelį. Tai va, šitam surinkimo krepšį. Nes, tai savaime aišku, kur tau jis nesikiš. Tai jeigu per didelė žolė, žemai nuleidžia ir vienu kartu nori nupjauti, nes čia gyvėjos traktoriukas ne žolės. Tai gal jam patogiau ir paprasčiau yra su šoninio išmetimo traktorium, nesurinkimo, nes jam surinkimo tai ir nereikia. Tai nežinau, ką čia daryti, bet čia šiaip, jau buvo apleistas. Bet, reikia, kai sakau, kiekvieną techniką prisižiūrėti, pasitvarkyti, pasiremontuoti ir tada būna viskas ok. Tai va, šiandien gal jau tiek, jeigu nerasiu diržo nupirkti. Jei rasiu diržo nupirkti, tai manau, kad ir paleisime jį. Ką, bandysim įdėti naują akumuliatorių. Ir pasižiūrėsiu, ar užsives ir ar užsikurs. Važiuotis nevažiuos, nes diržas išimtas, bet tai galima nors pabandyti užkurti. Ar nebus per didelis tarpelis? Bet tai manualė rašė
0,15 šiluminis tarpelis. Tai tokį padariau, bet vat kažkaip tai nenori dirbti. Ar gal kuro nepadūda? Man toks įtarimas, kad per didelį šiluminį tarpą palikau. Per mažą tiksliau. Bet kad dekompresinis veikia, tai veikia. Nu, yra kaip yra. Spėsiu perreguliuoti, čia maža bėda. Tai gal turėjo būti ne 0,15, bet 0,20 šiluminį tarpelį palikta. Velnias čia žino. Bet tai turėtų jisai. Nu, bet prieš tai ne taip dirbo, gražiau dirbo. Nu, man taip atrodo. Nu, reiktų, kad biškį prasidirbtų. Kai prasidirbs, pjaus kažkiek tai, apšils pilnai. Tada reikės perreguliuoti šiluminius tarpelius, nes man atrodo, kad čia šiluminio tarpelio per didelis. Nu, bet dabar veikia, viskas tvarkoj. Karburatoriaus neploviau, nes kad čia viskas tvarkoj. Užsikūrė, pasiima. Kraniukas įdėtas, nes nelaiko mano. Tai va, tai dabar įsipūsti dulkės, užsirašyti ant akumuliatoriaus, kada pirkau, kad pažiūrėt kiek laikyt, kad atsimint. Gal suprasiu, kai veža zonė, labai lyja šitas. Kem 7 eurai. 6,27 pirktas. Įdėtas tiksliai. Nu ką, tikiuosi šito jau nebeprireiks. Viskas čia bus tvarkoj. Atsisėsim ir dirbsim. Šitą įskūpkę, nes jau visiškai nelaikė. Gali krauti nekrovės, dar pernai metais tai dar pakraudavau. Ir dar be jokių problemų užsikurdavau. Šiais metais jau nebe. Pakrovė ir vis tiek reikia akumo. Dirbimui traktoriaus užtenka, bet jau starterio nebesukdavau. Tai va. Nu, tokie reikaliukai. Ar jūs galit patikėti, buvau Alytuj. Kamerą radau. 7,50 € pinigų. O diržą spėkit ar radau. Nei su žiburiu. Vienoje pardėje buvo, bet sakė, kaip tik mano dydį nupirko. Nebėra, tuščia. Kada gaus neaišku, hidrobaltas nedirbo, o visur kitur nebuvo. Čia nežinau, tipo sankabinis kažkoks, dar koks. Čia diržas vienoje primutino, kad ten toks, kitoj kitoks. Tai žodžiu. Nu, kol kas nereikia pjauti, nedėsiu jokio, o po to pasižiūrėsiu. Tai va, tai kamerytę radau, kad nereiktų dapustinėti to oro. Nežinau, turėtų būti gera. Kokiu klausimu, ponas? Labas.
atėjau kamerytę. Nu, ko, turės būt gerai, ko. O kaip kitaip. Ir panaudojau šitą talką, man jisai patinka. Nu, čia milteliai, kad kamerą, kai montuoji, kad būtų galima, nu, ta prasme, gal tokių garankščių nepasiliktų, suminkštintų gumą ir nebūtų prabrūžinimų. Aš bent taip suprantu talkų prasme. Nu, ir taip maždaug aprašinėjai. Oti, hačikai, 100 metų. Kur tu pradingęs? Oi, geras. Pririša tave, hačikai. Jau viskas eina. Kur 100 metų draugelio nebuvo? Einam, hačikai. Eik tu savo. Kaimynui liepė užsidaryti šunį policija, nes kad ant kiemo. Tai jau jisai uždarytas ir viskas. Hačikėlė, 100 metų ir 1 diena. Kai gerai, kad atsimeni mane. Žinot, kiekio laiko nebuvo. Nemeluosiu, kokia. Nu, tiesiai šviesiai galiu pasakyti, kokia. 2 mėnesiai. Nu, gal meluoju, bet ilgai nebuvo. Hačikėlė. Palauk, hačikėlė. Biški visko laukti. Va. Kur tysi? Dar duosiu. At gerai užtaikė. Tiesiai ant kepsnio, ne? Buvo mano ušvio gimtadienis, tai atliekų davė maisto vištą. Bet jau kai tokis svečias apsilanko, tai negaliu neduoti jam. Einam, hačikėlė. Buvau nutrimeriavęs žolės nuo šieno. Tai dar šienas vaidėjau. Šitiem tai žiūriu ėda ir šiti Danieliukai šieną. Ką jūs, tinginiai? Reikia nunešti triušiam. Nes, nu, geras kokybiškas šienas. Tegu griaužia, bet čia paleistas, aš jo nesupresavau. Va, visai valgo ir šitus kambliukus. Žolės jau gavę, tai nelabai mėgsta ją. Va, pailiukai. Pagraužia, randa kažką, tai tą kokį. Va, šitus kietus kiečius jie mėgsta. Pagrauželioti. Aišku, grūdam prioritetas, tai kaip kitaip, ne? Ką tu? Visi? Aha, atgirdi. Biški isterika, sakyčiau. Biški isterika. Na, va, pakeičiau sulūžusius valytuvus, nuplėšusias gumeles, varžtelius, nes jau buvo labai surūdyję. Na, jau prie šito neprisiknės valytuvai veikia, naujo šluotelė. Karšta, tai viskas ok, bet nieko nenuveikiau labai daug. Kažkur mikrofoną nusidanginau, tai dabar garsas toks, koks jisai yra. Tai va, ką, kiek čia 2 dienos, nepilnai 20 kelios minutės susifilmavo. Tai dėkui, kad žiūrit, dėkui, kad dalinatės, dėkui, kad spaudžiat laiką. Ir kaip visą laiką, susitiksim kituose video ir epizoduose. Su tavim buvo Kidrys.